Kaip apibūdintum SMK vaibą? Pirma mintis šiandien ryte buvo, kad kodėl viskas baigėsi. Atsako į tai, kad vaibas čia yra lengvai pasakytas žodis. Tai yra nuostabi atmosfera, kurią sukuria žmonės. Kokius 3 patarimus duotum būsimajam SMK studentui? Būti savimi, nebijoti rizikuoti, atrasti tai, kas neatrasta. Kaip pasikeitei per 3 studijų metus? Labai atėjau įsigandusi, labai reikli ir sakyčiau tokia kodėlčiukė. Labai džiaugiuosi, kad išeinu tiksliau su labai daug atsakymų. Aš žinau, ko aš noriu būti, aš žinau, ką aš čia pasiėmiau ir aš žinau, kad tikrai dar bus daug progų sugrįžti. Koks tavo gražiausias studijų prisiminimas? Pirmam kurse po paskaitų atsistodavom ir paplodavom dėstytojam už paskaitas, už tai, ką jie mums davė. Kuo išskirtinė SMK bendruomenė? Man labai patinka, kad čia viskas eina iš praktikos. Ateina žmonės, kurie dirba tam tikrose sferose, jie pasakoja iš savo perspektyvos. Žmonės, man labai patinka, čia ir mano kursiokai, ir dėstytojai, ir administracija. Visada nuostabu ir labai lengva galima susikalbėti, suderinti kažkokią klausimą, tai visada palaikys ir net sumotyvuos dar labiau. Jeigu galėtum dar kartą rinktis, ar vėl pasirinktum studijuoti SMK? Taip, pasirinkčiau dėl mano kursiokų, dėl lokacijos, nes yra labai patogi, susisiekimas yra fantastiškai geras, dėl erdvės, nes erdvė yra labai šviesi, dėl to, kad čia tau leidžia išbandyti labai daug skirtingų dalykų, ko tu niekada gyvenime nesitikėjai. Nes SMK visi žino, kad SMK garsėja savo praktiką ir aš galiu garsiai pasidžiaugti, kad iš 2 praktikų atlikau visiškai 2 skirtingose vietose ir abiejose tose vietose dabar dirbu. Kaip SMK padėjo tau pasiruošti profesiniam gyvenimui? Man suteikė galimybių žengti ten, kur aš niekada nebūčiau gal paprastai pats žengęs. Aš pasiekiau Žalgirio arenos sceną, kur aš galiu tik pasvajoti, bet aš buvau tenai tik SMK dėka. Ir SMK man suteikė tiek pažinčių, su kuriais mes ne tik kolegos, bet jau gal ir bendražygiai ateityje. Tai man davė labai daug. Ar rekomenduotum SMK savo draugams? Jau aktyviai rekomenduoju, nes daug mano pažįstamų baigia mokyklas šiais metais. Ir jeigu žinau, kad jų potencialiai kažkoks darbas, profesija yra čia, tikrai rekomenduoju būti čia kartu su visais. Nuoširdžiausi sveikinimai SMK aukštosios mokyklos drąsiems, veržliem, kūrybingiem ir ambicingiem absolventam. Aš tikrai tikiu, kad jūsų laukia puikus profesinis kelias ir šis gyvenimo etapas jau pasibaigė. Tačiau SMK visada liks jūsų namais. Nuoširdžiausios sėkmės jums visiems.